domai, kažkaip per visus egzaminus, per visus VBE 2 egzaminus dažniausiai duoda tą aibių uždavinį. Aibių uždavinį, svarbiausias žingsnis, ane, yra nusibraižyti 2 aibės. Aš tai visada nusibraižau vieną po kitos, nuo -3 iki 8. Ir čia per viduriuką pasižymiu. Tada galit spalvų neštis į egzaminą, ne? Svarbu kažkur žioplai nesuklyst. Ir bus nuo 1, čia 1 yra. Nuo 1 nesiskaito visgi, nesiskaito. Nuo 1 iki 11. Kažin, dabar klausimas, ar mes padarom konkrečiai uždavinį, ar mes padarom visus įmanomus variantus, ar ne? Nes gali duoti ne tik sąjungą, tai gal tokiam lengvam padarysim visus įmanomus variantus. A su B sąjunga, tai yra, reiškia, viską aš turiu paimti, viską, ką matau. Tai nuo -3 iki 11 ir gavau, kodėl aš ten taškiuką uždėjau. Ten turėjo būti paprastas taškiukas. Nuo -3 iki 11 ir aš manau, kad aš gavau vieną tašką. Čia kas darė tą, tai užsideda vieną tašką, dar aš pasižiūriu, nuo -3 iki 11. O čia jie skiriasi. Ai, čia parašyta A su B sąjunga nuo -3 iki 11, o čia parašyta arba tiesiog nuo -3 iki 11. Štai. Aš parašiau tokį, bet klausimas gali skirtis, ne? Gali būti sankirta. Aš visada tokius uždavinius, jūs viską čia suprantat. Sankirta, tai tipo pasidarai. Sankirta tai yra, ką turi bendro. Tai reiškia nuo 1 iki 8. Tada, kai tu šitą spintą pasidarai, tai tau lengva atsakyti į šitos 2 klausimus. A su B ir B su A. Taigi gali bet kokio kito klausimo paklausti, ne? A su B, atsimenat, ką turi A, bet neturi B. Mes šitaip padarėm. A su B nuo -3. Ir dabar, čia yra tas didysis klausimas. Ką daryti su vienetu? A aibė turi vienetą, B aibė neturi vienetą. Tai vienetą mes turim užskaityti, ant šito galit paslysti. Lygiai tas pats. Jo. Nes čia vienetą aš galėčiau užspalvinti tą vienetuką. Aibė A turi, aibė B neturi. Lygiai tas pats su šituo. Šitą pusę, ką turi B, ką turi aibė B, tai turi šitą pusę, bet neturi A. Ką turi B, bet neturi A. Tai žodžiu, čia pagyros vyksta. Tai nuo 8 iki 11, 11 jau nei viens neturi, bet 8 turi B, o į tą klausimą ir atsakom būtent taip, kad ką turi B, bet neturi A, tai 8 B turi, A neturi, tai reiškia užskaitom tą 8, labai svarbu dėl tų skliaustelių, nes neužskaitys taško. Dėl tų skliaustelių. Viskas, uždavinys padarytas. Įspėskit lygtį, tai čia suprantat, kad už šitą 1 taškas. Bet čia mes biškai pasiturbinom šitą uždavinį, nes aš jaučiu, kad čia 1 taškas bus iš bet kokio, ne? Gali būti sąjunga, sankirta ir taip toliau. Šitas uždavinys, tai čia iš vis leliukiškas uždavinys, nes mes ir pasikartojom, ir šiaip leliukiškas, ir jūsų netikrina, kaip jūs sprendžiat. Tai reiškia, pirmas mano veiksmas, žinot, gali būti sunkesnis uždavinys. Aš galiu spręsti, ta prasme, jau mokytojams rodyti, kaip spręsti, aš 0,5 iksuoju lygų 0,5, antroju suvienodinu pagrindus, numušu x lygų 2. Pirmas mano veiksmas, ne veiksmas, aš noriu sakyti, pirmas būdas. Antras būdas. Gal čia bus šlykštesni skaičiai, supranta, čia tai lengva atspėti, čia 1 taškas uždyka, bet gali būti skaičiai labai negražus. Tada jūs prisiminkit tokie, ne? Jeigu, pavyzdžiui, 2/3 jūs žinot, kad 8, ne? Tai 3 yra lygu log 2,8. Log 2,8 yra 3. Pasirodo, laipsnį randa logaritmas. Šiuo atveju su skaičiuotuvu visus tokius uždavinius rodiklinius galite apskaičiuoti x lygu log. Čia bus pagrindas, kas apačioje tas mažytis parašytas 0,5, o čia bus parašyta 0,25. Jums skaičiuotuvas išmes dvejetą. Viskas. Kas gavo dvejetą, gauna 1 tašką. Skaičiuokit savo taškus. Trečiam uždaviniui aš įsimečiau savo paturbintą taisyklę su tuo ratu. Aš jums labai rekomenduoju tą ratą iš karto nuėjus į egzaminą nusibraižyti. Kaip jūs egzaminą nuėję nusibraižysit? Tiesiog ratas, pasirašykit ketvirčius ir jūs matysit patys,
kuriam ketvirtį čia mes atsistojom, ne? Nes dažniausiai čia šalia esantis va šitas daiktas ir nurodo ketvirtį. Nurodo radianais A lygiui, B lygiui nurodo su laipsniais, bet vis tiek daro tą patį. Tad 3pi iš 2 ir 2pi, tai mes pasidarom tokią, nu, jau visi žino, kad pi yra 108 laipsnių, tai žinos ir kitus dalykus. Pi iš 2 dvigubai mažiau, tai čia 9 laipsnių. Matot, kad man nereikia atsiminti, aš pats kuriu. Pi iš 3 yra šiam laipsniu. Pi iš 4 yra kem 5 laipsniai. Matot, aš pats kuriu. O koks nors 2pi, tai 2pi va šitas. 2 tokie pi, tai yra 3 šiam laipsniu. Nu, matot, kad pats viską, aš noriu labai, kad jūs pajaustumėt, kad pats viską galiu susikurti. 2pi 3 šiam laipsniu. Tai va čia kas duota. Čia kas duota yra ketvirtas ketvirtis. Apskaičiuok sinusą. Tai dabar žiūrėkit, jeigu aš šito neturėčiau, nes aš ten parašęs viską, ne? Apskaičiuok sinusą. Prasuku ketvirtam ketvirtį, žinau, kad va šitą prasuku į ketvirtą ketvirtį ir sako, apskaičiuok sinusą. Aš žinau, kad sinus kampo prasuktų į ketvirtą ketvirtį, aš turiu žiūrėti į y, o kosinus kampo aš turiu žiūrėti į x. Pats galiu nustatinėti ženklus, tai čia tai minusinis kažkoks tai. Tai reiškia, mano atsakymas bus minusinis 100%. Ir viskas. Ir iš tos trigonometrinės pagrindinės lygybės aš ten išvedęs esu pas save. Ai, ne, čia parašyta, matot? Va. Žinot ką, tai aš galiu rašyti taip. Jau išvesti iki galo sinus alfa yra lygu plius minus šaknis 1 minus kosinus kvadratu alfa. Kadangi mes esam ketvirtam ketvirtyje, tai mes pasirinksim minusinį atsakymą. Tai tik susistatyti sinus alfa yra lygu minus šaknis 1 minus 12/13. Va šitą vietoj kosinuso visko įstačiau. Kvadratu. Čia skaičiuotojų užduoda darbo 100,4/13, atimu 2,5/169, 2,5/169 šaknis bus minus 5/13. Aš vedu tokį atsakymą į atsakymus, bet aš jums daviau teisingai minus 5/13. Čia yra atsakymas, gaunat 1 tašką už tai. Jeigu jūs nepadėjot minuso, jūs negaunat taško. Pajuskit. Ką jūs padarot? Kad nesuklystumėt, iš karto nusibraižykit į savo egzaminų lapą, nieks prie jūsų nelys, jau egzaminų lapą, kai jūs nueisit, jums duos jį, ten bus jūsų. Prie trigonometrijos nusibraižykit tą egzaminų lapę šitą ir patys vos pasidarykit šitą lentelę, ne? Šitą lentelę pasidaro. Ir tada jūs niekada nepamesit minuso, nes patys žinosit. O koks ketvirtam kosinusas? Tai žinot, kad čia pliusai xai, o čia minusai xai. Va, dešiniai pliusai, kairiai minusai. Y. Viršus yra pliusai, dangus pliusai, apačia minusai. Viskas supratom, tikrai aš duodu, kaip? Aš nesprendžiu sausai, aš duodu jums idėjų, tos idėjos jums gali padėti neprarast taško. Kas čia galėjo prarasti tašką, va šitą minusiuką galėjau neparašyti ir prarast tašką. Tai va, turim. Turim trečias uždavinys padarytas, bet padarytas su tokiais patarimais. Tai man patinka kažką patarti. Jei matau, kad eina patarti, jei nematau, kad eina patarti, tai nepatariu nieko įspūdingo. Gerai, šitas ir šitas aš šitą gal padarysiu per vieną skaidrę. Žinot kodėl? Nes kas va čia va parašyta tas apačio. Aš galiu paaiškinti per tą ratą. Aš per tą ratą galiu paaiškinti iš tikrųjų. Kodėl aš galiu paaiškinti per ratą tą apatinį dalyką? Gal paskui, kai paaiškinsiu, tai paaiškinsiu. Jo. Tai šitas dalykas, išspręsk lygtį, tai aš jau esu sakęs lygčių ginklus. Lygčių ginklas yra toks. Jeigu tu kažką tu sudaugini ir tau reikia gauti 0, tai A lygu 0 arba B lygu 0. Tada pas mane šiuo atveju A yra x plus 3. X plus 3 lygu 0 arba šaknis x plus 2 lygu 0. Sprendžiu atskirai. Nu tai čia pirma, čia antra lygtis, o jesus tai smulkiai sprendžiu. X yra lygu minus 3, pirmas sprendinys. Antras sprendinys, iškart matau, kad minus 2, bet žodžio atsimenat abipusės kelių kvadratu. X plus 2 lygu 0, x lygu minus 2. Ir dažniausiai vienas iš jų netinka.
Tikrinkit su skaičiuotuvu, įsistatykit. Kai įsistatau -2, tai aš matau, kad tiks. Čia gausiu po šaknim 0, o čia gausiu, nu, man su šituo gausis toks, ne? Čia gausis 1 kart 0 yra 0. Ok. Šitas tinka, aš patikrinau šitą. Dabar aš tikrinu -3, pats logiškai netikrinu. Statau į šitą ir po šaknim. Kas man gaunasi? Skliaustas gaunasi 0, o gaunasi po šakny -1. Nu čia mes jau žinom, kad iš šaknį iš minuso negali traukti. Nu, tipo, error. Ir šitą ignoruojam ir į atsakymus vedam, į atsakymų lapą vedam -2. -2 nueinam patikrint. X lygų -2 arba -2, kaip matot, variantų, į suvedimo variantų yra. Tai va, ketvirta lygtis labai lengva. Pasimkim, ane, ką pasimkim iš šito uždavinio. Gali būti sunkesnė šita pusė, gali būti sunkesnė šita pusė, bet tas pagrindinis ginklas, jūs šito tai tikrai jau nepamirškite. Aš čia dingo internetas mano, kaip. Viskas gerai, girdit? Viskas lygtai gerai. Girdit, viskas gerai, nes man čia kažko užlagino Teamsai. Girdim. Tada gerai, judam toliau. Dar čia tie lengvieji skaitosi uždaviniai, bet dabar vėl man šitas ratas man padės, ne? Šiek tiek padės. Suprantat, kad aš prasuku 360 laipsnių, aš pasiekiu tą patį tašką. Aš prasuku 360 laipsnių, aš pasiekiu tą patį tašką. Prasuku 2 ratus, aš vis tiek tam pačiam taške. Reiškia, kas čia parašyta, aš galiu ignoruoti, nes 4pi, atsimenat, 2pi tai 300, 4pi tai yra 720. Aš galiu prasukti 2 kartus ir ignore spaudžiu mygtuką. Kodėl? Nes čia prasukta 2 kartus, tai reiškia, nieko nelemia. Tai čia visgi kosinus alfa. O kosinus minus alfa virsta į kosinus alfa. Daviau jums 100% daviau, bet dar kartą parašysiu, kad jums įlystų į smegenis. Sinus minus alfa yra minus sinus alfa. Kosinus, ne, rašysiu tangentą šalia. Tangentas minus alfa yra minus tangentas alfa. Šitos dvi funkcijos įsikelia minusas į priekį. Šitos dvi funkcijos yra nelyginės. Nelyginės. Tai įsikelia minusas į priekį. Nelyginės tai reiškia apsukus sutampa. O kosinusas yra ta funkcija, kuri yra lyginė. Kosinusas minus alfa yra tiesiog kosinus alfa. Kosinusas yra ta funkcija, kuri yra lyginė. Žinot, kaip kosinuso grafikas atrodo? Gražiai atrodo. Perlenkus per šitą sutaptų. Kodėl čia taip yra, matot? Jeigu tu alfos ir minus alfos atsakymą paimsi, nu tipo, paimu alfa, pažiūriu koks atsakymas, paimu minus alfa, pažiūriu koks atsakymas, ogi tas pats. Todėl galioja ta lygybė, jaučiat? Jaučiat, kodėl galioja ta lygybė? Aš labai mėgstu rodyti grafiškai. Tada čia atsakymas bus 2 tokie daiktai. 2 kosinus alfa, kas gavo 2 kosinus alfa, gauna 1 taškelį. Pajuskim mane, pajuskim tą tokį pirmos dalies. Pirma dalis, jūs galite ir iš kosmoso gauti atsakymą, svarbu suveskite atsakymą, gausite tašką. Va, 2 kosinus alfa. Važiuojam toliau, viskas puikiai, dar kol kas gerai aiškinu, dar nepavargęs, dar gerai aiškinu, matot, aš paaiškinau net, kodėl kosinus minus alfa lygių kosinus alfa grafiškai, matot, kaip koks paaiškinimas žiaurus. Judam toliau. Iš šito uždavinio aš tikrai pasidarysiu daugiau uždavinių iš 6, todėl aš jį įsimesiu vieną. Aš noriu duoti naudos iš uždavinių ne tik, kad, žinot, įspręsti paprastai, bet aš noriu duoti naudos, jeigu klausimas bus kitas. Apie vektorius, ne, nu pasižiūriu, kažką tai čia turėjau duoti apie tos vektorius. Vektoriai, va. Ką aš galėčiau su savo tų egzaminų lapu nuveikti? Aš bandysiu šitaip. Aš bandau judėti, kaip jūs, aš esu mokinys. Aš esu mokinys, kuris juda savo egzamine, ne? Juda egzamine. Atsakom pagal egzistuojantis klausimas, realus klausimas. Realus klausimas, tai reiškia, mes šitą uždavinį dabar sprendžiam, nu, kas egzistuoja. Einu į egzaminų lapą, pasižiūriu kertinį žodį, skaliarinį sandaugą, nueinu į egzaminų lapą.
Nėra tokio žodžio skalerinė sandauga, bet čia kažkokia sandauga, jūs iš karto į egzaminų lapą, kai nueisit, kad jūs nepamirštumėt, stresas nepaimtų. Skalerinė čia sandauga. Skalerinė sandauga. Sandauga. Jo. Tai jeigu tu net pažinsi, ką naudoti, tai visai blogai. Ir dabar, kadangi man neduoda čia ilgiai, tai šito nenaudoju. Aš naudoju va šitą versiją formulės. Šitą versiją formulės naudoju. Ir matau, kad reikia x1, x2, y1, y2. Ką aš darau? Aš taip būtinai va čia susirašau visur x1, x2. Nesąmonės darau. x1, y1, x2, y2. Kad jau tikrai man čia nieks nepabėgtų. Tai, braitas nukrito. Tai dabar žiūriu, x1 kart x2, tai reiškia šitą su šituo sudauginu, 3 kart 1, plus 6 kart y. Skalerinė sandauga, tai tu sudaugini x ir y. Ir lygų 2,7. Lygų 2,7. Viskas mano uždavinys kaip ir įsisprendė 6y lygų 3 metų į kitą pusę 2,4, pasidalinami 6, y yra 4. Viskas vedu į atsakymą, čia jūsų atsakymas, 4 mačiau lygtas 4, ne? Bet aš gal su šituo, žinot, aš su šituo asociacijos egzaminu neskubėsiu, aš duosiu kitas versijas, kurie galimi. Jūsų gali paklausti, su kokia į reikšme šitie vektoriai yra statmeni. Gal jums įlys į galvą, gal jau jūs žinot, statmeniai yra tada, kai skalerinė sandauga, va šita raudona, ką aš apibraukiau, lygų 0. Aš esu parašęs visiems, kai tu sudaugini x1 su x2 ir y1 su y2, tu gauni 0, tada statmeni. Gal jums įlys į galvą. Tada realiai, tai mes turime, ne, 6y, nu, kaip, galim skaičiuoti, 3 kart 1 plus 6 kart y, oi, ten tas, vos neprisižaidžiau. Gerai, jo, skaičiuojam iš naujo. Tada 3 į kitą pusę, 6y lygų minus 3, pasidedam iš 6, y lygų minus 1/2. Su tokia reikšme šitie vektoriai yra statmeni. Ir naujas klausimas, trečias klausimas gali būti. O kada šitie vektoriai yra kolinearūs, toks man yra žodis. Kolinearūs. Kolinearūs reiškia tie lygiagretus. Gali būti ir lygiagretus klausimas. Abu reiškia tą patį. Kolinearūs ir lygiagretus abu reiškia tą patį, ką aš užrašęs žmonėms, kad tu sudalini x2, x2, x1, aš visada dalinu 2 iš 1, man taip smagiau. Galima atvirkščiai. Va šitą sprendė lygtį. Ir dar vienas svarbus manevras. Kartais gaunasi dvi reikšmės. Jei tu gauni pliusą, tai viena kryptis, jei ta klausia, su kuria k reikšme, su kuria x reikšme, su kuria, ta prasme, su kuriuo koeficientu, viena krypčiai kartais klausia. Viena krypčiai, tai su pliusiniu, kai tu sudalini, tą ką panaudok tada, kai sudalini, kai sudalyba yra viena krypčiai, tikiuosi supratot, ką pasakiau, bet šiuo atveju tai nesvarbu. Ir čia priešiniai. Kol kas pamoką vedu gerai, nes pasakau labai daug gerų dalykų. Tai reiškia, x2 iš x1, matot, kodėl aš taip pasirašiau, ne? Kad nesumaišyčiau, ką su kuo dalinu. 1 dalinu iš 3 yra lygų y iš 6, yra lygų y iš 6. Sudauginu skersai, 3y lygų 6, pasidalinu iš 3, y lygų 2. Matot, 3 klausimai, 3 skirtingi atsakymai. Tik tai vietoj to y aš dėčiau kokią nors k. Dažniausiai duoda k raidelę, ne y. Jo, tai statmeni. Skalerinė sandauga 2,7 su 4, statmeni su minus 1/2, o lygiagretus yra su 2. Taip. Kodėl taip yra? Nes tu šitą vektorių gali suprastinti, tipo. Žinot, ką reiškia vektorius 3 ir 6 iš vis? Žinot, ką reiškia vektorius 3 ir 6? Tai reiškia, tu 3 langelius eini čia ir 6 eini į viršų. Ir tavo vektorius atrodo toks. Ką reiškia vektorius 1 ir 2, kur aš gavau?
reiškia, tu vieną eini čia, tik vieną ir du į viršų. Vis tiek tavo vektorius rodo tokią pačią kryptį. Jaučiat, kad jie pasviria vienodai ir tada jie yra lygiai gretus. Jaučiat? Jaučiat, kaip čia viskas veikia? Va. Labai gražiai aiškinu kol kas. Su brėžiniais, baisiai gerai aiškinu. O statmenį suprantat, vieną taip nubrėžčiau, kitą jau matyt nubrėžčiau va šitaip kažkaip. Ir bus statmenį. Tai va. Žiauriai gerai, viskas gerai. Net baisu kaip gerai. Net baisu kaip lengva viskas jums turi atrodyti. Jums turi viskas atrodyti labai lengvai. Šitą mes sprendėm aną pamoką, ne? Mes klausėm savęs, kas septynetą įtakoja, kokios šaknys įtakoja. Ir realiai tai mes sunkesnį aną pamoką turėjom. Taigi aną pamoką mums buvo kažkas ten tokio, čia 2, čia 3 laipsnių šaknis iš 2 ir dar kažkas ten 4. Ar ne 4, ar koks 8. Viskas per dvietą. Jaučiat, kad čia buvo sunkiau. Čia tai lengva, čia tik septynetas pakištas. Tai aš startuoju nuo pačios 7 antruoju. Tada šita šaknis yra 1/3 laipsnių šaknis, o šita šaknis yra 1/5 šaknis. Kai užsirašiau tokiu pavidalu, tada man viskas paprasta. Aš tiesiog sudauginu ir gaunu 7, ne? Ir dabar 2 kart 1/3 bus 2/3, kart 1/5. Niekas nesiprastina 2/15. Dabar labai svarbu, ką į atsakymus vesim. ATS. Matot, atsakymą parašykite šituo pavidalu, tai taip reikia ir suvest. 2/15. Jūsų gali paklausti. Užrašyk, pavyzdžiui, M, užrašyk N, užrašyk M iš N, MN, gali šito paklausti, gali užrašyti šito paklausti, bet dabar manęs paklausė visų. Atsiminkit, kad suveskit normaliai atsakymą, nepraraskit taškų. 7 2/15, aš gerai gavau. 7 2/15 aš gavau gerai. Mums tokį uždavinį negąsdina, nes mes tokį aną pamoką padarėm. Va tokį padaryti, tai jau, kas 8 tai įtakoja, kokios šaknys? Šita. Ne, atsimenat? Tikrai atsimenat. Tai va, supraskink reiškinį. Kol kas pirma dalis, tai tikrai yra smagi. Šiaip dar, iš tikrųjų, iš jūsų dar norėčiau sužinoti, o kas padarė šitą uždavinį, o kas nepadarė, ne? Kas suklydo, kas ten 7 užspaudė laiką, kad tikrai padarė šitą įveikį. Jei kas nori, gali. Žinot ką, čia eina kelt ranką arba paspaust laiką. Jūs galit paspausti, pakelkit ranką, kam šitas uždavinys, padarė arba padarytų, kas nepadarė, arba padarytų man čia išlyst. Jo. Va, kelia ranką, labai gerai. Easy uždavinys, ne, čia dauguma tikrai padarytų, čia niekam nebūtų. Kai kokį sunkesnį pasieksiu, tai aš nueisiu balsavimą, va tokį padarysiu. Ar jūs padarytumėte šitą uždavinį? Jo. Ar jūs padarytumėte šitą uždavinį, bet aš konkrečiai matau ant ko pastatytas uždavinys. Iš karto matau. Iškart spotinam tokius dalykus. Tokie dalykai, jeigu iš A kvadratu ištraukta šaknis, tai yra modulis A. Jeigu iš A4 ištraukta 4 laipsnių šaknis, vis tiek tai yra modulis A. Jeigu iš A5 ištraukta 5 laipsnių šaknis, tai jau tik tai A. Va ant šito pastatyta. Kai tu matai, ant ko pastatyta, tavo gyvenimas pasidaro žymiai lengvesnis. Tai reiškia, čia iš tikrųjų yra 5 plus 7 minus x modulė. Tas, kas viduj parašyta, vertinu kaip A raidę. 7 minus x modulė. Kam šitas duotas daiktas pasitikrinti. Kažką įstatai virš 7, tai reiškia, tarkim, 8, tai 7 atimu 8 gaunu minusą. Todėl visgi čia yra 5 plus. Ir aš tai apsuku, kiti tai deda skliaustelį ir prie skliaustelį rašom minusą. Aš nežinau, kaip jūs darysit. Aš tai apsuku, aš iškart rašau 5 plus x minus 7. Būnu pakeitę ženklus. Tai reiškia, su x žiūriu. X yra 1, o iš 5 atimu 7 gaunam x minus 2. Vedu į atsakymų lapą x minus 2. X minus 2 ir yra atsakymas
20 ir 0,1 atsiminkim, kad man nereiktų scrollint kitų atsakymą. Jo. Aš tikiu tie, kas tikrai nuoširdžiai dirba, taip, net nenuoširdžiai, galit nenuoširdžiai dirbti. Aš tikiu, kad čia pirmoji daly eina gauti visus taškus. Ne? Duodas 5 ir 7 narys. Apskaičiuok 6 narį. Viduriuką apskaičiuok, vidurinį narį. Žinot, kaip aš darau? Aš tai atsimenu seniau, nueidavau į 12 klasę ir, pavyzdžiui, nesuprantu, kaip kas nors veikia, bet suprantu, kaip veikia progresija, ne? Tai aš pasirašau, pavyzdžiui, 1, 2, 3, 4, 5. Čia yra aritmetinė, ne, progresija. Yra. Pastebėkit. Vidurinis narys trejetas yra sudedi prieš tai buvusius narius 2 + 4 ir padalini iš 2 ir kaip ir gauni trejetą. Šitą su šituo sudedi. Matot, man formulės tai nereikia. Aš pats viską įsigaminu. 2 + 4 - 6, padalini iš 2 - 3. Tas pats trejetas, biškį tolimesnius sudedi. 1 + 5 iš 2 vis tiek veikia. Aš ką tik jums pasakiau vidurinio nario formulę. Čia vidurinio nario formulė, tu gali vidurinio nario, ne formulę, o mąstymą. Vidurinio nario mąstymą, tai viskas, uždavinys ką tik įsiveikia, taip? Nes vidurinis narys A6, A6 narys yra prieš tai buvęs narys su A7 iš 2. Aš galėčiau sakyti, matot, aš noriu tuo daugiau, ne? Aš galėčiau sakyti A4 plus A8 biškį patolinu iš 2. Aš galėčiau sakyti A3 ir nustosiu aš sakyti, nes jums įsikyrės, jeigu aš sakysiu tiek daug iš 2. Tai man galėjau ne 5 ar 7, man galėjau duoti ir 4 ar 8, aš būčiau radęs tą patį 6. Tai reiškia 6 narys, panaudoju va šitą. 15 plus 2, 5 iš 2 lygu 20. Easy money. Renkam taškelius ir neatsiminkim formulių, atsiminkim, kaip viskas veikia. Taip mes galingesni už formulės tampam, kai žinom, kaip viskas veikia. Tai va, gražiai paaiškinau vėl. Kažkaip šiandien netyčia gražiai viską aiškinu. Nežinia, kas bus, kai nueisiu aš ten. Ne už vieną tašką, čia už vieną tašką, tai mandravoju. Jau baisiai mandras aš esu. Ai, čia tai nėra kas veikti iš vis. Nėra kas veikti. Šituos, jūsų net čia yra ką tik išeitos temos. Šituos sudėjęs, tu turi gauti vienetą, neatsimenat. Tai P yra 0,1, nes neaiškinsiu daugiau. Šitą sudėjus 0,9 gavau. Trūksta 0,1. Viskas, nėra ką veikti. Bet visada toks būna. Ir jūsų gali paklausti, tą matematinę viltį apskaičiuoti, tada šitą sudaugini, šitą. Taigi čia jūsų ką tik išeitos temos gali duoti matematinę viltį ir gali būti ten ta dx, tai ten kažkas, ir šaknis iš dx, ten kažkaip vadinasi, neatsimenu, kaip dx vadinasi. Neatsiminsiu, kaip vadinasi. Bet žodžiu, kiekvieną gali duoti šitų. Formulinė yra. Viskas. Keliaujam į 2 nulių zoną. Tai reiškia, dirbam su rytiniais visokiais, kas dar čia. Kombinatorika. O, čia tai man patinka. Kas nelygybės, tas man iškart patinka, ne? Įsimetu tik vieną uždavinuką, nes gal aš norėsiu apie jį plačiau pašnekėti. Gerai. Važiuojam. Parodykite, o gal reikėjo sakyti, o gal, už 2 taškus, ne, duoda 2 taškus. Parodyk, tai tau sakė, duoda atsakymą, o mes, tarkim, nežinom atsakymų. Gerai. Visų pirma, reikia atpažinti, kas tas ašinis pjūvis. Mes iš nieko bandom pasidaryti uždavinį, iš nieko, tai reiškia, man reikia rytinio šoninio paviršiaus plotą. Rytinio šoninio paviršiaus ploto formulę aš jums ką tik įmečiau šiandien, bet aš jums įmečiau ją sausą įmečiau, suprantat, sausą, tu gali pats ją pasidaryti. Man patinka, kai žmonės mąsto ir pasidaro patys. Dabar iš pradžių mes su šito susitvarkom. Rytinio ašinis pjūvis yra kvadratas, klausimas, kur tas ašinis pjūvis? Tai šitas ašinis pjūvis. Tas, kuris pavaizduotas. Rytinio ašinis pjūvis yra kvadratas. Kas iš to?
Kas iš to? Aš supratau, iš to ašinio pjūvio, kad duota, tai kad mano spindulys yra 4, o mano aukštis bus 8, nes ir čia 4, o čia kvadratas, tipo kiek čia, tiek ir čia. Tik tiek iš ašinio pjūvio ir pasiėmiau. R ir H. Kai turiu R ir H, mano gyvenimas tampa lengvas, aš galiu rasti bet ką, bet dabar paaiškinu, kaip pasigamino rytinio šoninio paviršiaus formulė. Kaip jinai atsirado mūsų gyvenimus, jinai atsirado iš skarbonkės. Tu skarbonkės etiketę nulupi. Tavo apatiniai kraštiniai. Čia pasakyta. Tu skarbonkės etiketę nulupi. O tavo šitas ratas yra kaip apatiniai kraštiniai. Jaučiat? Tikrai jaučiat. Kaip apatiniai kraštiniai tas ratas. O kas yra tas ratas? Tas ratas yra C raidė. C raidė, kas yra 2πr. Atsimenate iš 6 klasės šitą formą. 2πr. O, tai reiškia, aš jau gaminu stačiakampį. O tavo aukštis, tai yra toks, koks aukštiniai. Tavo aukštis yra va čia. Tavo aukštis yra H. Tai reiškiasi S šoninis paviršius. Tas šoninis yra, kai tu atlupi skarbonkės etiketę, tu sudaugini kaip stačiakampį 2πr, apatiniai kraštiniai yra C, kas yra 2πr, nunesta aplinkui, padauginu iš H. Štai kaip gimė šita formulė, man nereikia atsiminti jos, aš pats moku pasigaminti, žinau, kad atlupu etiketę gaunasi stačiakampis. 2πrh, jei įsistatom viską, ką turim, S šoninis, 2 turiu, pi turiu, R duota 4, H pats susiprotėjau ir bus šiam 4pi. Tai galėjau šito va neduota, ne? Galėjau neduot, būtų biškutį įdomiau. Realiai tai reikia užsirašyti šitą formulę, kuri neduota egzaminų lape, man atrodo. Reikia prisiminti, bet tas, kaip prisiminti, aš jums ką tik paaiškinau, kaip prisiminti. Man labai smagu, kai erdvinėse figūrose gaudosi iš ko sudarytos, iš kokių sienų sudaryta erdvinė figūra, aš labai dažnai išskaldau, atvynioju. Ritinį reikia atvynioti, pavyzdžiui, piramidė, tai aš išskaldau į apatinę, ten būna kvadratas, o ten paskui 4 trikampiai, taip mokiniam rodau, tai daug geriau. Tai va įrodym. Ką tik įrodym, kad mūsų ritinio šonio paviršiaus plotas yra šiam 4pi. Šiaip nežinau, už ką čia 2 taškai. Šiaip nelabai suprantu, už ką čia 2 taškai. Už ką 2 taškai? Bet aš suprasiu, ne už ką 2 taškai. Ai, matot, už ką 2 taškai. Aš jums tą vertinimo instrukciją paskui atsiųsiu. Aš ją turiu, ne? Aš ją turiu kaip ir. Aš ją dar nepasižiūrėjau. Dabar pajaučiam, už ką tu 2 taškus gauni, ne? Tai mes turim suprasti, už ką 2 taškus. Pirmas taškas už tai, kad tu susiprotėjai, už teisingą ritinio aukštį. Už tai, kad tu aukštinę susiprotėjai. Tu gauni 1 tašką. Tu susiprotėjai, kad aukštis bus 8. Antras taškas už tai, kad tu gali bele ką surašyti. Iš tikrųjų, tu gali neatsiminti formulį. Tu gali bele ką čia surašyti ir parašyti šiam 4pi, koks nors ten priplaukęs taisytojas net nepažiūrėtų, ką tu čia užrašėjai. Bilę pagamink, kad būtų šiam 4pi. Bele ką sudaugint gali, jei tu netyčia neatsimeni formulis. Nes duotas atsakymas, ne? Ir duos antrą tašką, ir tau duos antrą tašką. Jeigu čia neparašysi formulės, o čia parašysi kažką 8x8, jo. Jeigu tu parašysi nuėjęs 8x8pi lygų šiam 4pi. Tik tiek parašysi. Parašysi aš šoninis. Jūs mano, čia turi teisę, kas nors atimti tašką, aš gyvenime neatimčiau. Tai va, gal jis suprato, kad čia 2r, tai d, čia galima dėl šito neįmanoma, čia atimti tašką, man atrodo. Tai jūs gudraukit, kai jums duotas atsakymas, tai jūs neatsiminę formulės bele ką sukurkit, kad būtų šiam 4pi, 8x8 yra šiam 4, ne? Viskas, va šitą. Jūs reikia mąstyti, jūs reikia mokinti gudrauti ar mąstyti, aišku, kaip prigudrauti ir kaip neprarasti taškelių, jokio taškelių neprarasti. Tai va, judam toliau. Už 3 taškus, net anas buvo už 2 taškus, bet labai lengvas. Jo ašinis plotas lygus
rytinio ašinio pjūvio plotas. Kūgio. Ai, čia 11,2, tai reiškia tie uždaviniai susiję. Palauk, nesuprantu. Kūgio spindulys lygus rytinio pagrindo spinduliui. Kūgio spindulys lygus rytinio, o kūgio ašinio pjūvio plotas lygus rytinio ašinio pjūvio plotui. Šitas plotas, šitas ašinis plotas šiuo atveju pas mus yra trikampis. Gerai, bandau suprasti sąlygą. Aš žinau, kad aš nesisprendęs uždavinių, tai aš galiu pastrikti. Šitas S trikampio, aš žinau, ne, bet kokio trikampio formulę. H kart A. H kart A, S trikampio bet kokio yra A kart H dalinti iš 2. Be šitos formulės mes negyvenam. Mūsų atveju čia yra H. H kart. Mūsų atveju čia yra H kart 8 iš 2 yra lygu rytinio ašinio pjūvio plotui. Rytinio ašinio pjūvio plotas yra šiam 4pi. Čia susiję uždaviniai. Tai reiškia, va, nusitrinu šitą pusę, rašau šiam 4pi. Nejaugi čia toks paprastas kaip ir uždavinys. Tada čia gaunu 4H yra lygu šiam 4pi. Šiam 4. Aš čia gerai darau. S šoninis. 8 kart 8. Ai, ne. Šito ašinis, S ašinis, tas pjūvis yra 8 kart 8. Tiesiog šiam 4. Be pi raidės. Dabar bus gerai. Va. Ir tada pasidalinu iš 4 ir gausiu H. H lygu šiam 4 iš 4 būtų kaip ir 16. Tai vietoj H statau 16. Apskaičiuok kūgio šoninio paviršiaus plotą. Kūgio šoninis paviršius jau šitą reikės jums išmokti mintinai. Šitą jums reikės išmokti mintinai. O tas mintinai. Vienintelis, kur aš nesuprantu, kaip jisai gimė, ne? Vienintelis, kaip aš nesuprantu, kodėl rytinio, tai yra kūgio šoninis paviršius yra toks ir ne kitoks. Nu čia. Čia, kad žiūrės video, jeigu tai prizmės, piramidės taisyklės, kurias aš mintinai galiu pasakyti, rytinio mintinai galiu pasakyti, pats galiu pasigaminti. Dabar, kodėl S paviršius yra 2 pagrindai, nes va 2 dangčiai sudėdu su S šoniniu. Bet va kūgio šoninis, šuninio formulė, ne? S šoninio yra PRL. Nežinau, ar yra jūsų egzaminų lape. PR reikia ir L. PRL. PRL, tai šitą atsiminkit. Kodėl jinai tokia, aš va šito vienintelio aš negaliu paaiškinti. Nes viskas jau šitą uždavinys kaip ir išsisprendė. Kodėl? Todėl, kad skaičiuok šoninį, S šoninis šito kūgio yra P kart R kart L. Tai reiškia, L yra ta sudaromoji, kurios man ir reikia, tai dar tą turiu skaičiuoti. Tai reiškia, L yra lygu, pritaikom Pitagorą, 16 kvadratų plus 4 kvadratų ir ištraukiu šaknį, čia skaičiuotų užduodu darbo, vienu veiksmu padarau, duodu skaičiuotuvui darbo. Nu, aš tikiuosi, kad čia gerai viską darau, nes man čia įtartina. Dar čia nesitrauk šaknis. Ai, nu 4 šaknis iš 2 nėra toks šlykštus skaičius. 4 šaknis iš 2 gavau tą L. Ir tada į S šoninio sustatau. S šoninis yra lygu pi kart R pas mane yra ketvertukas. Kart 4 šaknis iš 2. Dar čia žmogus gali prigrybauti. Žinot kodėl? Todėl, kad susiveda viską į skaičiuotuvą. Ir pi, ir šaknį. O jūs tik tai va 4 kart 4 reiks sudauginti, tai bus 16. Tada šaknį iš 2 reikia perrašyti. Pi irgi perrašyti. Nu, nejaugi toks šlykštukas atsakymą. Einam atsinešti iš vertinimo instrukcijos. Arba aš kažką prigrybau, arba kažką aš prigrybau reiškias. Ar jie prigrybavo, palaukit. Nes aš tą patį padariau kaip ir. 4 plus 6, jie rašo 4 šaknis iš 17, aš rašau 4 šaknis iš 2. Gal mano fotometas netaip suprato?
Aha, mano fotometas netaip suprato. Mano fotometas nepadėjo ant 16 kvadračiukų. Aš dabar supras. Jo, nepadėjo. Nu, supratot viską. Nieko čia nepasikeitė per daug, 4 šaknys iš 17. Mano fotometas ne taip, tai reiškia, čia tik tiek tai reikia pakeisti. Gerai, už ką duoda taškus? Duoda taškus už tai, kad tu nustatai aukštį. Už šitą taškas. Už ką duoda dar tašką? Kad tu susiradai L raidę. Už šitą taškas. Antras taškas. Duoda taškus, kad jau paskui tą atsiminė formulę PRL. Atsiminkit, kūgiui tik tai va vienintelis, kur aš nesuprantu, kodėl jinai tokia. Dabar, jeigu atlupčiau kūgio tą etiketę, tai jinai gautųsi kažkokią, ne? Va tokia. Tai kaip man suprast, kokia čia ta formulė? Čia kaip kokia išpjova. Jo, kaip kokia išpjova, bet ir tai nesuprantu, kodėl jinai tokia yra. Todėl tiesiog atsiminkit. Viskas, mes šitą uždavinį kaip ir gerai padarėm, aš vertinu, kaip gerai padariau, aš vis tik į egzaminą nešiausi skaičiuotuo, ne fotometą. Man fotometas šitą susivedus išmestų gerai. Judam toliau, viskas yra labai gerai. Ai, aš dar apklausą jums padarau. Kas būtų iš pirmos dalies, arba kas jau surinko visus 10 taškų, arba kas būtų surinkęs, keliam ranką. Keliam ranką, kas būtų visus surinkęs. Arba surinko. Visus. Urtį, aišku. Dar kas? Iš pirmos dalies. Jaučiat pirmos, be tų rytinių, kur aš čia pirmoji daly sukaus. Niekas daugiau. O taip. Tai kur suklydot pirmoji daly, man įdomu. Kur suklydot pirmoji daly? Nu, nebeklysi daugiau. Gerai, šitie 3 uždaviniai yra už 4 taškus. Už 4 taškus. Čia yra ta kombinatorika, bet kombinatorikos čia ta lengvesnė versija. Lengvesnė versija, kodėl jinai lengvesnė versija, todėl kad daugybos taisyklė kaip ir lygtais galioja, daugybos taisyklė galioja, aš tik atpažįstu, ko čia manęs prašo. Sako, sudaryk keturženklius skaičius, kuriuose skaitmenys nesikartoja. Ir visada duoda tą tokį imposterį nulį. Tu nulį negali statyti į pirmą vietą. Tai reiškia, egzistuoja 4 vietos, 1, 2, 3 ir 4. Ir kiek yra tokių skaičių, kurie yra didesni nei 6000. Tai į pirmą vietą aš galiu statyti 6 ir 8, kažkai šitaip. Tai reiškia, aš į pirmą vietą galiu statyti 2 skaičiukus. Aha, va dabar klausimas didysis. Gal aš daryčiau per 2 veiksmus? Gal aš per 2 veiksmus daryčiau, o gal per 1 bandau? Aš bandau per 1, nu pažiūrėsim paskui instrukcijoje. Jo, į pirmą iš šitų 2 išsirinkau kažką tai, o į antrą vietą aš galiu rinktis bet ką, tik vieną atmetus. Tarkim, 6 atmetu, 1, 2, 3, 4, 5. Jo, 5. Tada kažką pasirinkau ir žodelis nesikartoja, reiškia, aš turiu vėl vieną atmest. Kart 5, kart 4, kart 3. Va, šitaip aš kaip padaryčiau. Tai čia 2 kart 5, 10, čia 12 ir gaunu 120. 120 aš gaunu, aš dar nežinau, čia tiesa, gal man per telefoną įsijungti tą instrukciją, bet kaip man ją rasti. 120, aš taip daryčiau. Mano idėja dar buvo taip, jeigu aš į pirmą vietą įstatau 6, tai tai tipo 1 variantas ir paskui, nu, taip atsargiai aš noriu daryti, bet čia viskas, manau, kad suveiks. Kiek iš viso tu gali sudaryti tokių keturženklių skaičių, manęs klausia. Kiek iš viso keturženklių? Ne didesnių, ne mažesnių, šiaip iš viso tų keturženklių skaičių, kiek tu gali sudaryti. Tai reiškia, vėl egzistuoja 4 vietos, daugybos taisyklė. Jums bus ta daugybos taisyklė tikrai. O jeigu jums einat per daugybos taisyklę judėti, tai reiškia, jūs džiaugiatės, jūs mastot, ką tu gali į pirmą vietą įstatyti. Į pirmą vietą aš galiu įstatyti bet ką iš 5 šitų skaičių, tik 0 negaliu statyti. 5 kart. Dabar ką į antrą vietą galiu įstatyti? Galiu. O dabar čia jokio, kuriuose skaitmenys nesikartoja, tai šita sąlyga galioja, kažin? Šita sąlyga galioja. Nesikartoja. Tai tarkim kažką įstačiau, man liko 5 skaitmenys. Tai vėl kart 5. Aš gal taip, bet aš labai bijau dabar kart 4, kart 3, paskui numažėja. Nu, čia jūsų irgi yra
buvusios temos. Man atrodo, kad sąlyga nesikartoja, va šitaip. O ta prasme, sąlyga galioja ir tada aš žiūriu tik į kitą klausimą. Jo, taip ir yra, kaip ir. Jo, nes skaitmenys turi nesikartoti. Jei gali skaitmenys kartotis, tai būtų 5x6x6x6. Jei kartojas. Bet mūsų atveju yra šitas variantas. Kiek čia yra dabar 5x4 būtų 20, 5x3 15, 20x15 300. 300 aš gaunu. Ir trečias įvykis. Sako, apskaičiuok tikimybę, o tikimybė įvykio skaičiuojama tai, kas tinka padalini iš visko. Tai, kas tinka padalini iš visko. Viską aš jau gavau čia. 300. O kas tinka? O ką aš dabar suprantu, kad čia yra didesni nei 6000. Va šitiek skaičių yra didesni nei 6000. Tai reiškia, 108 bus mažesni nei 6000. Tai reiškia, aš čia į viršų statau 108. O ne? Kažkaip gerai mąstau, nes man sako, nedidesnis, tai reiškia kaip ir mažesni. Priešingai mąstau priešingai. Jei būtų didesnis, tai būčiau 120 viršų vedęs. Kaip ir logiškai skamba, aš tikiuosi. Ką man fotometas rodo? Man rodo 3/5. Tikimybė visada yra iki vienetų. Ir dar už 2 taškus. Tai jeigu aš čia tikrai viską padariau gerai, aš gavau 4 taškus, džiaugiuosi už tokius uždavinius. Už tas tikimybės, tas tokias, žinot, čia tos lengvos skaitosi tikimybės, tos skaitosi lengvos, einam atsinešti iš instrukcijos uždavinį su tikimybėm. Aš jums ją įmesiu. Matau, kad viskas gerai. Nors biškutį abejojau. Dėl pirmo bijojau aš kažkaip tai. Nu, matau, kad viskas gerai, aš tik šiaip atnešu. 2x5x4x3. Gerai. Į pirmą vietą tu galėjai statyti 2, nes iš 6 ir 8 tau bus virš 6000, kai tu į pirmą vietą tai įstatysi. Gerai. Čia 5x4, jo. Kadangi nesikartoja, jei kartotųsi, tai būtų šita eilutė. Už pasirinktą būdą, kas čia dabar? Tipo, tu galėjai viršui suskaičiuoti tikimybę, kad bus didesnė nei 6000 ir iš vieneto atimti. Ir gausi tą patį tas 3/5, bet jei tu iškart susiprotėjai, kad 108 čia viršui, aš nemanau, čia faktas, kad duos vis tiek 2 taškus, 4 taškai čia labai lengvi. Nu, tikiuosi suprantat, kad čia 4 taškai labai lengvi. Važiuojam po biškį toliau. Turim nelygybę, mes nelygybėm džiaugiamės, turim išvestinę, mes išvestinėm džiaugiamės, nors dar nepasikartojom kaip ir. Turim logaritminės nelygybės, mes džiaugiamės, turim sinusą, kosinusą, kažką pasimsim vis tiek. Turim logaritmų aš užruošiu pamoką, kad va šitą vietą pasikartot vienais, jis reiškia kitais. Turim sukinį, kurio aš nežinau formulės, bet jūs žinot, čia jūsų temos, aš 12 klasės, mums tada nebuvo tokių dalykų. Bet spėjau čia į formulės įstatyti kažką ir viskas. Tada 19-20 būna visada kosminiai uždaviniai. Nežinau, ar mano smegenys nebus išėję bent jau pabandyti kažką ten įveikti. Važiuojam dabar greitai, spręs šitą nelygybę, bet čia tikrai nebus sunku. Bet pastebėjau, kad per visus egzaminus tas pats būna. Ką žmonės padaro, jau dabar tai tikrai pasiim šitos 2 taškus visi. Kur gali paslysti, jau aš aiškinęs prieš tai, kas mano pamokas čia seka, žinau, tai viską žinau, kad reikia atsimesti į vieną pusę. -1 vienoji, mažiau arba lygu už 0, susibendra vardiklinį, greit padarom. Čia 1 čia x, 1 minus x, mažiau arba lygu už 0. Specialiai davė mažiau arba lygu už 0, specialiai tai davė, kodėl? Todėl, kad tas, kas parašyta viršuje, kaip ir 0 gali būti. O tas, kas parašyta apačioje, 0 būti jau nebegali. Suprantat tikrai. Tai reiškia, vienas taškiukas bus, viršutinis taškiukas bus užtušuotas, vienetas, o apatinis 0 bus neužtušuotas. Iš kur aš juos gavau? Aš pagalvojau, kada aš gaunu 0. Tada čia jau joks ne parabolis metodas, čia yra intervalų metodas. Šitas metodas
įstatau čia 0,5 pavyzdžiui, į viršų ir apačią gaunu pliusas, pliusas. Tai gaunu riebų pliusą. Nu, tipo, jūs 0,5 įstatot į visą šitą, ką skaičiuotuvas jums išmes, tą ir išmes. Jeigu įstatau kokį nors dešimtuką, gaunu viršui pliusą, ne, viršui minusą gaunu. Viršui minusą, apačioje pliusą, tai gaunu minusą. Dažniausiai čia intervalai va taip skiriasi. Reiškia, ką man reikia paimti? Pagal klausimą. Sako, mažiau arba lygu už 0, man reikia paimti minusinį intervalą. X priklauso intervalui nuo minus begalybės iki 0 nesiskaito ir nuo vieneto skaitosi iki plus begalybės. Jeigu jūs suklysit ant to skliaustelio, ant šito taškiuko, arba šitą užtušuosit, abu užtušuosit, negausit vieno taško, aš garantuoju. 2 taškai už konkrečiai tokį atsakymą. Aš garantuoju, kad čia yra 2 taškai už šitą atsakymą ir ne kitokį. Skliausteliai negali skirtis, atims tašką. Čia jau 100%. Specialiai tai padarys. Specialiai tai padarys. Nuo minus begalybės į 0 ir nuo 1 iki plus begalybės viskas easy money. Padarim. 14 uždavinys. 14 uždavinys. Šitie du tai kaip ir atrodo lengvi, tai aš juos įsimesiu abu. Apskaičiuok f išvestinę nuo 2. Dabar aš jau žinau, nu, ta prasme, jūs susigaudykit, už ką jums duoda tuos 2 taškus, ar ne? Greičiausiai vieną duos, kad tu paskaičiuosi išvestinę, paskui, kad tu jau įsistatysi tą dvejetuką, tai šitas uždavinys žiauriai lengvas, f išvestinė nuo x. Tipo, žiūrim tik į šitą, mes anąkart pasikartojom, ten tas pagrindinės išvestinės laipsnis žemyn, tai bus 2x minus laipsnis žemyn, tai bus 3 kart 0,5 bus 1,5x kvadratu. Jau kas šitos nemoka, tai, nu, tai jau labai blogai vertinu. Labai blogai vertinu. Nu, žinot, kad laipsnis žemyn ir laipsnis per vieną sumažėja. Taip mastom. Jau aną pamoką aš biškį pakartoju tai. Nu, bet aš tikiu, kad šitą visi moka. Ir f išvestinį nuo 2. Matot, aš skaičiuoju atskirom eilutėm, man gražu. Man tai gražu. Tai statau tuos 2. 2 kart 2 minus 1,5 kart, galiu iš karto rašyti 4 arba 2 kvadratu, o gal rašysiu 4. Nu, nes tipo 2 čia įsistačiau, gavau 4, gavau iš 4 atimu 6, gaunu minus 2. Čia kadangi jūsų tikrins lapą, ne visą, tai čia net nereikia į atsakymus kažką vesti. Viskas čia jau gavau kaip ir atsakymą. Šitas ir šitas, pasižiūrim, už ką duoda mums balus. Duoda ATS. Vis tiek reikia vesti į atsakymus. Taigi jūs atsakymų, jo, jūs turėsit. Šitą gerai gavau, šitą gerai gavau. Aš nesuprantu, ką čia jums reikės suvesti. Apskaičiuok f išvestinį nuo 2. Tai gal taip reikia ir suvesti, ko paprašė f išvestinį nuo 2 lygu minus 2. Aš tą būdu suvesčiau ir šitą f išvestinį nuo x suvesčiau. Nu, nežinau, iš tikrųjų, aš bijau prisišnekėti. Kas ten per atsakymų lapas, aš nežinau. Aš nesusipažinęs, aš turiu šįmet 11, ne 12, kai 12 kitais metais turėsiu, susipažinsiu labiau. Gerai? Nustatykite x reikšmės, su kuriomis funkcija didėjančioji. Tai gali būti ir tekstinis uždavinys. Gali būti bet koks uždavinys su tekstu, kur tipo nustatyk x reikšmės, su kuriomis tu turi didžiausio ploto ten kokį nors žemės gabalą. Nu, tipo, su kokiom x reikšmėmis čia būna x, čia x minus 3. Gali būti ir tekstinis uždavinys. Pajauskit. Ir atsiminkit šitos žodžius. Jeigu didžiausiam, čia didėjančiui, nu tai vis tiek tas pats. Didžiausia, mažiausia reikšmė ten, pavyzdžiui, tekstinis uždavinys irgi gali būti. Visada tokie žodžiai jums sufleruoja, kad darot lentelę. Jums sufleruoja, kad darot lentelį. Ta lentelė visada yra panašiai. Viršui f išvestinį nuo x, apačioje f nuo x, šitaip, man atrodo. Va šitaip. Kaip ją nutipo susidaryti? Pirmas žingsnis, tu randi išvestinį. Bet mes jau radom išvestinį. 2x minus 1,5x kvadratu. Radom išvestinę. Antras žingsnis. Tu tą išvestinę prisilygini 0.
Ir čia va įstatai x1, x2. Einam ieškoti. 2x minus 1,5 x kvadratą lygu 0. Imu fotometą, jūs skaičiuotuvu paskaičiuosit x1, x2, čia x prie skliaustelius, mes negaištam laiko skaičiavimų. Tokie skaičiavimai, tai čia leliukiški skaičiavimai, nes visi turi Casio 991 CV, jis viską paskaičiuoja. x1 yra 0, man rašo, x2 yra 4/3. Reiškia, čia prasitrinu, čia rašau 0, čia rašau 4/3. Arba vienas sveikas, 1/3, gal labiau susiprotėsiu, kur ką įstatyti. Jūs visi irgi atsimenat apie išvestinės, čia tokie kaip ir intervalų metodas. Ir čia pasirenku skaičiuką, tarkim, vienetas. Vienetas statau išvestinę į dvi vietas. Tai kas man gaunasi? 2 minus 1,5. Gaunu 0,5, tai gaunu pliusą. Tai reiškia, greičiausiai čia bus minusai, aš taip tikiu. O jeigu ten bus minusai, tai čia yra mažėjimas, čia didėjimas, čia mažėjimas. Tai reiškia, šita reikšmė bus min, šita reikšmė bus max, jūsų muscle memory turi viską atsiminti, čia ką aš šneku. Ir dabar šitą rodiklį reiškia, kad čia yra didėjimo intervalas, šitos rodiklis reiškia, kad čia yra mažėjimo intervalai. Ar vedu į atsakymus. Didėjančio tai pliusinis intervalas, vedu x priklauso intervalui nuo 0 iki 1 sveiko 1/3. Va, su išvestinim pasiėmiau 2 taškus. Čia yra labai lengvi 2 taškai, tik svarbiausia tą lentelę, kažkur tai ją teks padaryti. Kažkur teks žodis didėjančiai, mažėjančiai, didžiausia reikšmė, mažiausia reikšmė, didžiausias ekstremumai. Tai bus lentelė, tegu įstringa jums į galvą šitie žodžiai. Ar aš gerai gavau? Štai kur klausimas, aš taigi galiu ir grybauti. Nuo 0 iki 1 sveiko 1/3 viską gerai gavau ir jūs mato tą lentelę. Važiuojam toliau. Žodis liestinė, aš esu kažkur labai gerai paaiškinęs liestinės, aš esu davęs net taisyklės savo mokiniams, kurie ateina, bet pats aš jų neturiu. Tada reiškia, aš einu į egzaminų lapą, ieškau žodį liestinė, išvestinis, liestinė žodis, ane? Žodis liestinė ir bandau suktis, ane? Bandau suktis su šitais žodžiais. Už 2 taškus. Gal jei nemokėsiu, tai už kažką gal gausiu taškų. Nemokėdamas. Čia net rodo x0, kartais čia rodo taškelis A. Kartais duoda tašką visą. Kartais būna, pavyzdžiui, 2 ir 3, tai aš suprantu, kad čia x0, o čia y šitam taške. Einam pasižiūrėti, ko nori iš manęs liestinės lygtis. Liestinės krypties koeficientas yra va šitas daiktas, kai aš tai padarau, išvestinę įstatau x0, o dabar visa liestinės lygtis yra tokia. Nieko per daug nežinodamas, aš jau suvokiu, ko iš manęs reikalauja šita formulė. Jaučiat? Čia pasirašau. Y yra lygu f išvestinė nuo x0 kart x minus x0 plus f nuo x0. Mane labiausiai domina šitie elementai. Mane labiausiai f išvestinė nuo x0 domina ir mane labiausiai domina f nuo x0. Aš turiu suprasti, ką čia iš manęs prašo šitie dalykai, ne? Einu atskirai savo pasiskaičiuoti. Pirmas. Iš pradžių skaičiuoju f išvestinę nuo x. Tai mes jau pasiskaičiavę namų uždavinį. F išvestinė nuo x yra 2x minus 1,5. Tai aš tik nusirašau. 2x minus 1,5x kvadratą. Tada antras dalykas. Mane domina, kai aš įstatau dvejetą. Bet aš irgi paskaičiavęs, ne? F išvestinė nuo dvejeto yra minus 2. Aš jau paskaičiavęs. F išvestinė nuo dvejeto yra minus 2. Reiškia, aš turiu ką įstatyti vietoj viso to geltono dalyko. Minus 2. Tada mane labai domina, kas čia per užrašas šlykštolkas. Bet jūs suprantat, kas čia per užrašas. Tipo, f be išvestinės, tu įstatyk x0, kas mūsų atveju yra 2. Tai reiškia, f nuo 2, aš turiu ne išvestinę statyti, turiu į pagrindinę įstatyti va čia 2. Kas man gausis? Man gausis
Rašau gražiai, kad mano fotometas gražiai nufotkintų, nes pirmąjį prisidirbau, mano negražiai nufotkinau. 2 trečiuoju. Čia jūsų skaičiuotojai, mano fotometas. What? 0. Čia gali būti 0. Nu gerai, 0 tai 0. Jo, gražiai nufotkinau. 0, man rodo. Tai reiškia, aš gavau žalią dalyką. Ką vietoj žalio statysiu? Ką vietoj žalio dalykų statysiu? Tai reiškia, einu į tą pačią lygtį, kuri man buvo duota egzaminų lape ir sustatau. Taip, jūs teisūs, vietoj viso šito guzo statau -2. -2. X neturiu, aš turiu x0, bet x neturiu, tai perrašau x. Liestinės lygtis tai yra su x, suprantat, kad x tai kažkur turi likti. Minus x0, minus čia 2, tai tiesiog x-2. O vietoj žalio daikto, pastebėkit, 0, tai galiu rašyti +0, galiu nieko nerašyti, bet šiuo atveju aš parašysiu tą 0. Parašysiu tą 0 vien tik dėl to, kad jūs suvoktumėt, kad čia gali būti kažkoks skaičius ir čia parašysiu -2. Nufotkinsiu, paspalvinsiu. Jo, va ką aš tik sustačiau. Ir dar vieną spalvą panaudosiu. Man labai patinka, kad aš daugiau prie šito negrįšiu, ne, liestinės lygčių aš daugiau nerasiu. Daugiau liestinės lygčių nerasiu, nes štai jūsų ta taktika liestinėms rasti. Susirandi visus šitos 3 dalykus, o x0, jaučiat, kad x0, aš čia tiesiog pasinaudojau sąlygą. Viskas, atskleidžiam, gausim liestinės lygtį. Atskleidžiam. Y yra lygu -2x + 4, tai yra liestinės lygtis. Apskaičiuokite, rašykite funkcijos liestinės lygtį. Taip, čia yra liestinės lygtis. Liestinės lygtis. Ką aš padariau? Tik pasinaudojau formulynu. Nei čia mano paturbintų reikėjo tų formulių, nei ko. Va čia tas mano paturbinimas. Susivok, ko iš manęs norit, čia tas mano paturbinimas. Susirask išvestinės, statyk x0 ir į pačią pagrindinę statyk x0, galėčiau žodeliais prirašyti, ar jinai gera, aš garantuoju, kad gera, nes atrodo niekur neužgrybau. -2x + 4, nuostabu, kol kas gerai judu, aišku, biškiai nuovargis jau pradeda imti. Kaip jums egzaminuose, ne klausimas, ar jums iš eilės viskas spręst, ar sunkus praleidžiat, ieškot ir lengvų, nu, klausimas, jau čia jūs savęs pasiklauskit, kaip čia jums. Jo, tai aš šitos 2 taškus labai lengvai rinkau, aš apskritai iki dabar aš kaip ir problemų neturėjau, aš suabejojau, tik tai žinot, kuriuo aš suabejojau, tai bijojau, aš vis dar bijau su ta kombinatorija, kur ta kombinatorija? Čia va, kartais pabijau, kartais tai labai atsargiai man norisi daryti, nors čia nebuvo sunku. Judam toliau, mūsų išvestinės tai yra lengvos skaitosi temos, o kai duota plotą čia nerast, plotelį noriu, kad rastume. Irgi skaitosi lengva tema, šito mes norim taškų. Šitų visų taškų 3 norim, jaučiat, kiek daug yra taškų už tokius gan paprastus dalykus. Duotas x² - x³ grafiko eskizas, tai matyt šitas, tai gal aš taip mėlynai jį ir apsivesiu. O tas mėlynas grafikas duotas, atsiminkit, kad mes dar nuo šito mes nepraėjau kartojimo. Atsiminkit, kad kartais grafiko gali ir neduoti, pačiam turėsim nusibrėžyti situaciją. Čia mūsų ateities laukia keletas uždavinių su tuo. Čia kažkodėl daug grafikų duota, palengvinimų daug duota. Ir jo, nu tai x = 1, pavyzdžiui, kaip atrodo grafikas, ne? Ką reiškia x = 1? Susirandi x1 ir rėži į viršų. X = 1. Grafikas. Aha, jau riboja mėlynas, raudonas, bet dar reikia, kad tas nors ribotų, kad jį uždarytų. Tai jį riboja y = 0. Surandi y = 0. Palaukit, ne mėlyną spalvą pasimsiu, kad kažkas nors atsiskirtų tikrai pilnai žalia tamsiai. Y = 0 pasiimi. Y = 0 susirandi ir rėži horizontaliai. Aš jums įrodysiu, kad aš esu teisus. Aš beveik visada teisus. GeoGebra. Pasikonsultuokit su GeoGebra, ne? Kai tu rašinėjai x-us, pavyzdžiui, x = 2, tai yra horizontalios linijos. Horizontalios x = 5, x = -3, tai yra horizontalios linijos.
kai tu rašinėjai y, tai nebūtinai, nu tarkim, y lygų 0, tai yra kaip šis, bet jeigu aš parašysiu y lygų 3, yra vertikalios linijos. Kaip aš čia šneku, pirmai vertikalios, dabar horizontalios, jo, dabar, biškai nemoku šnekėti. Y lygų -3, y lygų -2, jaučiat? Aš viską gerai padariau, aš viską jums pasakiau gerai. Ir dabar, ko iš tikrųjų manęs prašo šitas uždavinys? Mane šitas uždavinys prašo apskaičiuok tom trim spalvom ribojamo plotą, ne, palaukit, x lygų 1, jo, tai iki šitos vietos. Tai jūs manęs prašo va šito juodo plotelio. Jis ant tiek mažas, jeigu man reiktų spėti, tai aš spėčiau, kad čia koks 0,2 spėjimas. Jis labai mažytis. Jo, iki x lygų 1, tai jo, šitoj pusėje jau nebesiskaito, Tai jūs tikrai visi prisimenat, kad plotas yra integralas. Integralas čia mūsų bus kartojimo tema. Rėžiai nuo A iki B. Tai reiškia, va čia mano A, čia B. Aš tai pavadinau h nuo x, bet čia tik tai vienintelė įdomi ta funkcija, aš vis tiek pavadinsiu h nuo x ir dx, ta h nuo x, dar paaiškinsiu. Čia nebūtinai toks lengvas uždavinys bus. Iš aukščiau atimi žemiau. Nes ta situacija tai gali būti netokia, ta situacija gali būti parabolė ir dar tiesiai va tokia. Tai reiškia, iš parabolės atimsi tiesę, tada ribos šitie. Čia bus daug įdomesnė situacija negu šita, kad šita labai lengva situacija. Čia viską susistata ir turi. Tai reiškia, plotas yra lygu rėžiai. Oi, A ir B aš jau turiu. Suprantu, kad mano A yra 0, B yra 1, čia yra tie rėžiai nuo 0 iki vieneto. Ir kiek žinau, čia skaičiuotuvas moka skaičiuoti. Šitą nusirašau. Nes tik viršutinė funkcija yra tik šita. Tai bus x kvadratu minus 0,5 x trečiuoju. Ir dabar mes turėsim pasitart. Ką tai reiškia pasitart? Šitą visą eina susivesti skaičiuotuvą ir tau parodo atsakymą. Bet už tai neduos 3 taškų, jei tu tai padarysi. 3 taškai tai už kažką, ne? Jūs jaučiat, kad greičiausiai vienas taškas bus už tą, kad tu rasi pirmykštę. Tai jūs parodykite tą pirmykštę ras. Greičiausiai čia bus vienas taškas. Tai jūs parodykite tą pirmykštę. Atsimenat, kaip pirmykštę rast su x-ais. Su x-ais pirmykštę rast, tai kaip čia? X pirmykštė, x antuoji pirmykštė, tu pridedi vieną ir padalini iš tokio laipsnio, koks yra. Va, aš šitą esu visiems, kas mane pažįsta, parašęs. Tai reiškia, mūsų atveju šito daikto pirmykštė bus x trečiuoju iš 3, padalini iš to laipsnio, minus 0,5 x ketvirtuoju iš 4 lygu. Šitą daiktą dar šiek tiek gal eina suprastinti x trečiuoju iš 3, tai niekaip neįsuprastinti. Bet čia 0,5 sudalinti su 4, tai kiek čia bus? Palaukit, pasiimu fotometrą. X ketvirtuoju iš 8, man rodo, minus x ketvirtuoju iš 8, ir tada jūs rašot šituos 1 ir 0, ne? Tada tą vienetą įstatot į šitas dvi vietas ir gautą atsakymą atimat 0, įstatot tas dvi vietas, tai čia bus labai gražu. Jo, tai čia 1 trečioji minus 1 aštuntoji atimt. Matot, kodėl aš rodau abudu? Nes va tokią taktiką reikės gal užrašyti, o gal nereikia užrašyti, bilė šitą užrašiai. 0 trečiųjų, tai minus 0 aštuntųjų, tai atimt nieko nereikės, man reikės tik šitą paskaičiuoti. Lygų 1 trečioji minus 1 aštuntoji, aš čia galėčiau kaip ir 2,4 bendras vartiklis, bet tingiu tiesiog labai tingiu. Pasiimu savo fotometą. 5,24 atsakymas. 5,24. Šitas plotelis, tas mažytis, jis tikrai mažytis, yra 5,24.
Ar aš gavau 3 taškus visus? Taip, aš tikrai, iš manęs jokios teisės niekas neturi atimti. Einam įsitikinti, kaip čia viskas turėjo būti, ne? Einam įsitikinti. Tai kad čia 11 bavom ketvirtų, aš nemoku skaičiuoti kažką. Gal aš pirmykštę blogą gavau? Gal aš rėžiai gal mano blogi? Kaip čia tie rėžiai? Gal aš ne tą vietą paėmiau? Žiūrėkit, aš kažką negerai padariau. Man čia reikėjo imti. Ką aš čia paėmiau? Ups. Aš negavau nei taško, reiškia, jei aš taip padariau. Jo. Ups. Atsinešam. Palaukit, aš ne tą vietą paėmiau. Kažkaip tai kažkur nuėjau, įrodyti kažką, ne tą vietą paėmiau. Aš paėmiau šitą vietelę. O kodėl aš ne tą vietą paėmiau? Dabar reikia pagalvoti. Kodėl man atrodė, kad šitą? Nu. Man vis tiek dabar atrodo, kad šitą, ne? Kas gali ką pakomentuoti? Nes čia tiesiog mano atsakymas nuo jų skiriasi, kad rėžiai, jie paėmė va šitą vietą nuo 1 iki 2. Nu, atrodo jo, kad ir tas gali būti. Šitas ir šitas riboja. O gal čia buvo kažkas sąlygoje dar daugiau? Oh my god, buvo parašyta nuo 1 iki 2. Buvo parašyta. Nepastebėjau. Jo, nes aš 2 vietas galėjau. Gerai supratote esmę, čia ne tame esmė. Jo, aš blogai padariau, bet jei manęs prašytų jei čia būtų prašytų nuo 0 iki 1, aš būčiau gerai paskaičiavęs. Jei parašytų nuo 1 iki 2, tai reiškia šitą vietelę skaičiu, aš nepastebėjau šitą, negaučiau nei taškų, kaip būtų gaila. Gerai, tikrinau jūsų budrumą. Važiuojam toliau. Ne, egzamine tai tikrai viską sužiūrėčiau. Tikrai sužiūrėčiau. Nepykit, bet aš dar kartą įrodau, kad aš nesu įsisprendęs egzamino, ne? Aš matot grybauju, aš sakiau, kad aš 100 nerinkčiau, nes aš grybauju, aš mėgstu skubėti. Ne, per egzaminą gal neskubėčiau. Tai jūs turit 4 valandas. Aš nesu įsisprendęs, man patinka save pastatyti į pavojingą zoną, tai reiškia grybauti. Man patinka grybauti. O šitie uždaviniai, tai mes tiesiog su jais mes džiaugiamės jais, nes čia mes labai lengvai padarysim. Mūsų prieš tai buvusios pamokos šitos uždavinius jau darė, dabar mes greitai gal padarysim, ne? Šitien su spalvom aiškinau dabar. Įspręs nelygybę, bet labai apsimoka prieš tai rasko apibrėžimo sritį, tai tie matematikai labai gražiai sukūrė šitą kaip ir bandomai, nors aš biškį pastūmiau ant jo, ne, nu, nes atrodė, kad per lengvas. Aš jau sakiau aną pamoką, jūs pajusit atsikartojimą, sakysit, jūs man nekartok to pačio, einam kažką sunkiau. Bet aš turiu jums kartuoti tą patį, kad jums įstriktų. Vėl pakartosiu, vėl aš jums trikampikų pribraižysiu ir šitų pribraižysiu. Jeigu klausia apibrėžimo srities, tas, kas su x jei klausia, tai tas turi būti daugiau už 0, o trikampiuką jūs šiandien net nežiūrit. Kodėl nežiūrit šiuo atveju? Todėl, kad trikampiukas neturi jokio x. Kaip sakiau, dažniausiai būna tik šitą skaičiuoti tą pirmą atvejį. Tai reiškia, čia pas mane logaritmas yra 2 vietose, tai ir skaičiuoju x plus 3 daugiau už 0, x minus 7 minus x daugiau už 0, sprendžiuosi, x daugiau už minus 3, čia minus x bus daugiau už minus 7, pasidalinsiu iš minus vieneto, čia apsisuka ženklas, nepamirškit, bus x mažiau už 7. Aš visada brėžiuosi 2 skaičių tiesės, visada. Kodėl tai darau? Todėl, kad aš labai atsargus, labai bailys, aš labai bijau visko. Visada 2, kiti brėžiasi 1, nesvarbu. X priklauso intervalui nuo 3 iki 7. Jaučiat kokie 2 taškai skanus? Skanu. Saldu, gardu ir niešti. Skanu. Labai skanu. Labai skanu. Pirmas uždavinys įveiktas, tai reiškia viskas. Aš jau turiu apibrėžimo sritį. Ir man jos prireiks va šitam uždavinį. Atsimenat, kokią taktiką sakiau? Už 4 taškus. Čia žiauru. Už 4 taškus. Mūsų taktika. Pirmas.
aš jums primenu. Spręsk. Antras. Apibrėžimų srity rask. Trečias. Suderink. Prisiminsit šitą taktiką po biškį, ne? Prisiminsit po biškį. Tai reiškia, apibrėžimų sritį jau turiu, tai man belieka tik išspręsti ir suderinti. Reiškia, pirmas, sprendžiu. Aha, matau yra pliusas. Matau yra pliusas. Tikrai logaritmų taisyklės jūs atsimenat, pliusas, tai šitas su šito susidaugina x plus 3 su 7 minus x. Log 0,2 x plus 3 susidaugina su 7 minus x. Aš jau čia per daug negaišiu laiko, todėl kad aš jau viską aiškinau prieš tai buvusioje pamokoje ir net labai gražiai sprendžiu. Tada logaritmai nusimuša, tai čia man lieka x plus 3, 7 minus x, daugiau arba lygų 16. Kairę pusę nusifotkinsiu fotometu, todėl kad fotometas man... O, jūs man nieko nesakot, aš padariau klaidą. Kai pagrindas dar... Jau žinote, ne? Taigi, ženklas turi apsisukti. Ženklas blogas. Neina pratrint. Matot, jau iškart suklydau už 4 taškus, tai reiškiasi yra spąstų. Reiškiasi tikrai yra spąstų. Mažiau arba lygų. Nes, rašysiu, PGR mažiau nei vienetas. Tai apsisuka. Jaučiat? Nu, tikrai jaučiat. Dabar nusifotkinau kairę pusę, minus x kvadratu plus 4x plus 2,1. Čia reiškiasi atsiskleidė šitas karčiadas, bla 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 bla. 16 metų į tą pusę, minus 16, mažiau arba lygiai už 0, minus x kvadratu plus 4x plus 5 mažiau arba lygiai už 0, tada čia gal rašysiu, pasidauginsiu iš minus vienetų, kodėl, nes aš monstras, aš noriu spręsti intervalų, noriu spręsti atspėk metodų. Daugiau arba lygiai už 0, apsuku kaip dauginu ir tada aš x1, x2 rasiu be skaičiuotų, jūs skaičiuotų suradę, bet aš čia tiesiog pamandravot noriu kaip visada. X, penketas, šitą turiu gauti per daugybą, šitą turiu gauti per pliusą. 5 kart 1, o kad gaučiau minus 4, šitam dedu minusą, šitam pliusą. Tai reiškia, x1, x2 jau žinau, x1 5, x2 yra minus 1. Dedu skaičių tiesę, minus vienetą dedu pirmiau, paskui dedu penketą. Ir brėžiu parabolę į viršų, nes aš žiūriu tik va į šitą jau. Žiūriu tik į čia, ne? Nes aš modifikavau, tai reiškia, žiūriu tik į šitą. Tai kas, kad čia minus x kvadratu? Aš modifikuotą versiją žiūriu, tai parabolė šakos į viršų. Ir tada mes visada dedam plius, minus, plius. Čia kaip intervalų metodas. Daugiau už 2 manęs nori. Tai reiškia šitos vietos. Dabar aš kaip ir radau atsakymą, ne? Bet tikrai nebus greičiausiai šitas atsakymas, nes dar yra suderinti. Tai aš rašau va pirmas. Kaip ir atsakymo, ne? Aš nusibrėžiu 2 skaičių tiesės, aš geriausiai matysiu. Nuo minus vieneto čia man tenka, iki nuo 5 dar tinka. Čia tinka. Bet tada apibrėžimo sritį nuo 3 iki 7, taigi jinai tik yra nuo 3 iki 7. Einu antrą, čia aš derinu nuo 3 iki 7. Nuo 3 bus nesiskaito iki 7. Ir čia man tik tai leistini naudoti x čia. Tai reiškia, čia kaip toj. Pasižiūriu. Čia ir čia susitiko atsakymus. Į atsakymus vedu nuo 5 bam iki 7 bam. Už tai gaunu 4 taškus. Saldus 4 taškai. Saldu gardu ir niešti. Už ką konkrečiai gauni, tai spėju, už ką konkrečiai tu gali gauti. Už tai, kad padarai daugybą, gal, einam pasižiūrėti ir viskas už ką, ne? Ar tikrai nuo 5 iki 7? Štai ir klausimas. Tai kad dar ne. O kodėl ten nuo minus 3? Nuo minus 3 iki 7 apibrėžimo sritis. Aš vėl kažką prigriuvau.
Minusą pamečiau. Čia parašiau, čia neparašiau. Einam visi taisyti klaidas. Matot, aš kuo toliau į pabaigą, tuo labiau aš esu pavargęs. Tai reiškia visgi netokia situacija. Netokia situacija. Nuo -3 bus čia. Ir tada nuo -3,7 bus šitas intervalas. Reiškia, 2 vietos yra. Dar vienas intervalas. Tai reiškia, dar nuo -3 iki 1. Kaip ir gaučiau taškų kažkiek, bet būčiau grybas jau visai. Nu, jei čia aš pameščiau ženkliuką, tai save nusišaunu iš karto. Jo. Tai gerai viskas. Viskas kaip ir gerai, bet matot, aš kuo toliau, tuo labiau grybauju, bespręsdamas. Tas grybavimas, tai čia tikrai ne esminė klaida, tiesiog minusą pamečiau ir matot, man nukentėjo atsakymas. Aš jum, kaip ir jūs mokinu, negrybauti. Galim taip traktuoti. Tai va, atsakymas dabar jau geras, skliausteliai yra geri, žiūrim už ką taškai, ne? Čia įsididinti, eina. Žiūrim už ką taškai. Pirmas dalykas, už tai, kad tu supratai, kad susidaugint reikia. Susidaugint, tu gauni vieną tašką, tai reiškia, kad pamatot už daug taškų uždavinį. Nenumeskit jo. Jūs jį vis tiek kažką darykit. Antras dalykas, kad, žiūrėkit, pakeitai ženklą, už tai, kad tu numušėjai ir pakeitai ženklą, net nespręsdamas tu gauni antrą tašką. Trečias taškas, už tai, kad tu išsprendėjai tą, atlikai pirmą veiksmą. O ketvirtas taškas, už tai, kad tu suderinai su apibrėžimų sritim. Tai total čia yra 6 taškai. Čia yra 6 taškų uždavinys. 6 taškai. 6 taškų uždavinys iš viso yra. Čia 2 ir čia 4. Jūs jų norit. Jūs jų tikrai norit. Jūs jų norit. Gerai. Nemanau, kad mes visą spėsim įspręsti, nes manau, matot, kad galva jau kaista. Aš dabar biškai pasirinksiu. Aš paskui jums mesiu instrukciją, jūs įtaisysite į galą. Žinau, kad šitos, čia 3 taškai. Šito aš noriu greit padaryti. Pas mane ateina mokinys 14:30, tai dabar aš dar noriu biškai. Biškai praskipinsiu, ne? Gerai, nes aš šitą matau, kad aš tikrai galiu įveikti. Galiu įveikti, 17 dabar darau. Nes tai yra 11 klasės uždavinys. Aš galėjau netgi vertinti, ne? Čia 11 klasė, aš visus galėjau vertinti. 11 klasė. Ką dabar aš parodykite, o aš galėjau vėlgi, man nieko neparodyti, man galėjau pasakyti neparodykite, o išreiškite. Išreiškite. Va, šitą daiktą. Judam. Log 25 2 yra lygu. Išreikš per LG2 lygu A. LG2 lygu A. Nu ką man reikia žinoti? Pirmas dalykas. Kad LG yra lygu log pagrindu 10. Nu šitą suprantat, ne? Antras dalykas. Reikia prisiminti pagrindo keitimo formulę. Log AB yra lygu, aš tai va taip darau. Log CC, tas C reiškia pats susigalvoji skaičių. Ir viršui parašai, man atrodo, B, o pačiu parašai tą pagrindą A. Jo, va šitaip. Jums bus duota egzaminų lape, aš tikiu, kad šita formulė yra duota. Tada pats tu susigalvoji. Aišku, kad mes sugalvosim pagrindas, koks čia parašytas. Susigalvojant pagrindą, tai reiškia rašau LG. Į viršų rašau LG2, apačioje 25. Kas man iš to? LG2 jau žinau, kad yra A, tai reiškia, viršui jau įrašau A. Jau tikiuosi, kad man užduočių sudarinėtoje, tiksliau, užduočių vertintoje jau duos vieną tašką už tai, kad aš mokėjau panaudoti šitą taisyklę. Antras, LG25 neparašyta, ne? Neparašyta. Bet dabar iš 25 aš galiu skaldyti, ne? Kas yra 25? 25 yra 5 × 5. Bet vėlgi, neparašyta, nu, LG2 čia yra, tai aš labai noriu 10 arba 2. Kodėl aš noriu 10 arba 2? Nes LG2 tai yra A, o LG10 tai yra tiesiog skaičius vienetas. LG100 tai bus dvejetas. Jaučiat? Tai aš noriu dvejetų arba dešimtukų. Iš 2-5 kaip aš padarysiu? 2-5 aš ne tik galiu per daugybą reikštis, galiu ir per dalybą reikštis. Labai smagu įsidalinti 100 su 4. Ar čia yra dešimtukas? Taip, čia yra 2 kvadratu. Ar čia yra dvejetukas? Taip, čia yra 2 kvadratu. Tai reiškia, apačią aš keičiu
LG 100 dalinti iš 25. Nusišneku. 100 dalinti iš 4. Tada nueinu į savo juodraštį vėl. Arba jūs į egzaminų lapą nueinat, jūs atsimenat. Log x dalinti iš y virsta į minusą. Log ax minus log ay. Sukate su egzaminų lapu, tai šitą apačią aš taip ir darau. A, LG 100. LG 100 mes žinom, kad yra dvejetas. Kodėl mes žinom? Nes ką pakelt, 10 ką pakelt, kad gautum 100. Minus LG 4 mes jau beveik įsprendėm uždavinį. Čia man tikiuosi viskas tilps. A, LG 100 yra dvejetas. Minus LG 4 pasiverskim kitaip. LG su kvadratu. Tada A 2 minus. Vėl vadina taisyklę, man reikia prisiminti, nu, ta prasme, pas logaritmus reikia prisiminti taisyklę, kad jeigu log A, tai negražiai rašau, log A x n-tuoju, tai tas n-tuoju pasideda čia į šitą vietą. Reiškia 2 LG2. O tas LG2 tai ir yra A raidė. Tai reiškia A 2 minus 2A. Atsihaidino, toks ir yra atsakymas. Toks ir yra atsakymas. 17 gavau dar 3 taškus į savo kraitį, bet aš jau būčiau sugrybavęs, bet matot, aš noriu spręsti paturbintai greitai, bet matot, kad sugrybauju, kai aš labai skubu. Tai va, gavau šitą, įrodžiau, bet matot, egzaminų šitie sudarinėtojai sako, parodykite, o tikrieji gali sakyti, neparodykite, gali sakyti, išreiškite, bet tu nematysi, kuo tu turėsi išreikšti. Taip įdomiau. Taip įdomiau. Aš dabar, kai sudarinėsiu savo egzaminus, aš va tokių vis duosiu, nes šitas visada būna per visus egzaminus, visada būna už 2-3 taškus. Visada. Ir mes net neparodysim, mes visada išreikšim. Nu va. Ilgai čia mes vargstam. 17 reiškia praskipinu biškį, ne? Praskipinu, kur tas 17. Už ką tau duoda taškus? Už tai, kad pakeitė pagrindą, už tai, kad supratai, kad 2-5 yra 100 dalinti iš 4. Ir tada damušė iki galo. Nu, jauskit. Gerai, ir ką aš praskipinau? 15 visą sprendžiau, visą 16 praskipinau, jis labai didelis. Viskas, 16 mūsų paskutinis uždavinys, nes paskutinius aš nežinau, ar sugebėčiau su tokiom smegenim įveikti. Matau, kad čia sunku, tikrai sunku. Šitas atrodo lengvai. Dar gal 20 kokį nužiūrėsim į tą šitą. 16 paskutinis uždavinys, kurį mes įveiksim ir dar pažiūrėsim tos galinius ir viskas. Jau jūs galite po truputį lagaminus krautis. Ne? Žiūrim, kaip gauti taškus. Parodykite, įstatyk. Vieną tašką visi gaus. Kodėl vieną tašką visi gaus? Kodėl šitą tašką dabar visi gaus? Aš dabar rodau, kaip jums suktis. Nu, gerai, viskas. Mums liko kokią 20 minučių judėti, mažiau. Tai nepabėkit. Pabūkite iki galo, nes šitą vieną tašką visi gaus, nes skaičiuotuvą turime, ne? Bet skaičiuotuvas nemoka skaičiuoti su radianais. Mes pirmai sakė, pi 6, nu, jeigu pi yra 108 laipsnių, tai pi 6 yra 6 gaubai mažiau 30 laipsnių. Tai į savo skaičiuotuvą tu iš tikrųjų skaičiuoji pi nuo 30 laipsnių. Tai bus geriau. Tau nereiks keisti skaičiuotuvo radianus, paskui nemokėsi dar atkeisti, o tai bus bėda. Tai tą 30 statysi ten, kur pamatai x. Čia. Tai bus kas čia? Kosinus 7 kart 30, 210. Taip vedi skaičiuotuvo, aš rodo, ką vedi skaičiuotuvo. Minus kosinus 9 kart kosinus 120, taip įskaičiuotuvo vedi iš tikrųjų. Ne radianas, bet kiti gali pasikeisti radianais, viskas gerai. 3 kart, aš dabar žinau, kodėl rašau, nes man skaičiuotuvas, tai yra fotometas. Sinus 120, gal čia laipsniukus reikia dėti fotometui. Paskui apačioj sinus 3x tai 9 laipsnių. Sinus 9 laipsnių, kažin ne 0, ai ne gal 1.
plus 3. Apačia bus 4, spėju. Dabar tikiuosi, kad mano fotometas moka paskaičiuoti. Čia jūsų skaičiuotuvai lygiai tą patį daro. Šitą vieną tašką, tai skaičiuotuvo darbas. Man rodo, aš net netikrinsiu, ar ten gerai suprato, minus šaknis iš 3 iš 2. Minus šaknis iš 3 iš 2. Minus šaknis iš 3 iš 2. Pasižiūrim, ar tai tikrai tiesa. Minus šaknis iš 3 iš 2, tai reiškia, aš tik skaičiuotuvo padariau. Parodyk, kad tas daiktas yra minus sinus 4x. Minus sinus 4x. Kuris daiktas? Šitas daiktas. Šitas daiktas yra minus sinus 4x. Šitas daiktas yra minus sinus 4x. Parodyk, sako. Parodyk, kad jis minus sinus 4x. Kaip man čia tai parodyt? Dabar iš karto sakau, jei tu nemokėsi parodyti, tai su juo toliau suksiesi vis tiek. Sako, f nuo x lygu minus 1. Tai reiškia, va, minus sinus 4x lygu minus 1. Gerai. Einu atsinešti trigonometrijos kažką tai, noriu suktis su trigonometrijos taisyklėmis. Tai trigonometrijos taisyklės. Kažką manęs užsiprašė parodyti. Kažką užsiprašė parodyti. Ir šitas už kiek taškų? Už 2 taškus. Reiškiasi, jūs nespjaunat, jūs kažką vis tiek nuveikate, ne? Yra vienas imposteris čia toksai. Čia kosinus 3x, čia, sinus 3x, kosinus 4x, sinus 4x, kaip ir tie patys skaičiai, bet 7x toks ne į temą. 7x toks ne į temą, ne? Tai reiškia, jūs pasižiūrite į šitą daiktą. Pasižiūrite į šitą daiktą ir bandot kažkuo tai pakeisti. Kosinus 7x, mano manevras yra kosinus 7x, suprast, kad kosinus 7x visgi yra kosinus 4x plus 3x. Sutinkat? Aišku, kad sutinkat. Ko ne? Nes aš noriu per šituos. Gal kažkas man gero įvyks, ne? Tai dabar ieško, kur tokia situacija. Va čia tokia situacija, kur aš įskaidau ir galiu užsirašyti va taip. Egzaminų lape vėl sukatys. Viršui pliusas, tai čia tarp jų naudosiu minusą. Tarp jų naudosiu minusą. Tai reiškia, kas bus? Kosinus, čia bus alfa, čia bus beta, tai kosinus 4x kart kosinus, sinus, ten tik sužiūrėčiau, nieks neatsimins gyvenime šitų formulių. Minus sinus 4x kart sinus 3x. Tai visą šitą guzą, o gal čia įsikelt kažką prie skliaustelius, aš net nežinau, ką čia reikia daryti. Visą šitą guzą čia įsistatai, kažkas gero įvyks, jau už šitą aš garantuoju, kad duos 1 tašką. Kadangi aš laiko neturiu, iki galo neįspręsiu, einu atsinešti instrukciją, pasižiūriu, ką ten mums sakė, ar aš gavau 1 tą tašką ar ne. O jau žiūrėkit, jau kažkas gero, gal čia vyksta, ne? Už teisingai pritaikytą kampų, viskas, aš 1 tašką jau turiu, ne? 1 už tą turiu. Ir ką toliau darom? Įsiskaidai, pakeitį, aš pakeičiu, davė tašką. Tada šitą daiktą čia kaip ir įsistatė, ne? Ką čia darė? Kaip ir įsistatė gal. 7x pakeitė, čia kažkas tikrai turėjo susiprastint. Apačia su šituo, žiūrėkit, sutampa kažkaip tai. Šitas su šituo sutampa. Kažkas čia įvyko. Susižiūrėsit patys, man šitas paskutinis taškas, man, žinot, aš kad ir jį prarasčiau, aš prarasčiau tik 1 tašką. Bet aš šitą 1 tašką lengvą būčiau pasiėmęs. O čia suprasint, gal man čia, ta prasme, sunku dabar. Šiuo metu gal man galvą skauda. 1 tašką neteksiu, koks skirtumas. Tai va. Mes ne dėl šimtuko einam. Įspręsk lygtį f nuo x lygu minus 1. Nu jau šituos 2 taškus, tai visi pasims. Kodėl visi pasims? Todėl, kad susimesiu, ką turiu, ne? Susimesiu, ką turiu. Įspręsk lygtį, bet f nuo x, tai yra tai, kas man pasakė. Nenaudokit tik tai šito guzo. F nuo x, sakė, parodykit šitas. Tai naudokit šitą, tai jums lengviau bus. Lengvesnis gyvenimas. Va, f nuo x yra minus sinus 4. Ir tada dar atsinešit formulyną, ne? Formulyną čia įsimečiau, einu atsinešti formulyną, nes aš jums noriu rodyti per formulyną. Va. Čia už 2 taškus buvo, ne? Už 2 taškus. Tai reiškia, įspręsk lygtį. F nuo x yra minus 1. O pas mane f nuo x yra šitas daiktas. Taip pasašau. Minus sinus 4x yra lygu minus 1. Būtinai nesprendžiu lygties, kol neatsikračiau čia visko aplink sinuso. Šito minuso atsikratau. Dalinu iš minus vieneto.
Mūsų pamoka labai ilgai trunka jau dabar. Maniau, kad spėsiu, bet tikrai nespėsiu gražiai paaiškinti. Ir dabar jau, kad šitą pasidarė, man atrodo, kad jau duos kažkokį taškelį, o jei neduos, tai nieko tokio. Bet žiūrėkit, aš jums aiškinau, kaip ir nukyla leidžiasi, bet aš galiu aiškinti per formulę, visada čia sakiau, per šitą spėsit. Tai va taip ir yra. X, va šitą galit naudot. Bet kadangi čia vienetas, kas supras, tam visai gerai. Sinuso grafikas, atsimenat, kad vienetą pasiekė ant 9 laipsnių. Tada leidžiasi. Ir kas 3 šiam laipsniu pasiekia tą vienetą. Ir tas vienetas, kaip ir yra išskirtinė reikšmė. Trigonometrinės lygtys. Aš jums šitą esu įmetęs. Trigonometrinės lygtys esu įmetęs su tom išskirtinėm reikšmėm. Va, sinus x lygų vienetas. Aš pats suprantu, kodėl taip veikia. Va iš šito grafikėlio. Grafikėlį sinusą, kosinusą aš irgi nusibrėžyčiau iš karto. Tada jis 9 pasieks po 360 laipsnių. Čia yra išskirtiniai atvejai. Manau, kad prisimenat. Bet jei neprisimenat, tiesiog aklai naudokit šitą surašykit, vis tiek gausit balų. Bet kas prisimena, tada rašys taip. 4x yra lygu. Va šitą nusirašykim. Nes, tipo, čia galima rašyti 9 plus 3 šiam kart ką, bet šiuo atveju rašom radianais. Pi iš 2 plus 2 pi k. Tada čia 4x, mums reikia, kad būtų x. Pasidauginam iš 1/4. Čia bus x. Yra lygu. Pi iš 8 plus pi k iš 2. Štai mano galutinis atsakymas. Aišku, reikia nepamiršti, ką priklauso z. Jeigu iš to neparašysiu, net nežinau, ar man atims tašką, netims. Nu, tikėkime, kad netimtų, bet štai yra galutinis atsakymas. Kitas variantas. Pasiimi šitą formulę ir ją aklai panaudoji. Nors iš tikrųjų 1, 0 ir minus vienetas yra tie išskirtiniai atsakymai ne per formulę. Bet vis tiek naudok šitą formulę, ne? Naudoji šitą formulę ir užrašai visiškai aklai. 4x yra lygu minus 1 katuoju. Ar sinusas vieneto jum išmes skaičiuotuvas 9 laipsnių. 9 laipsnių yra pi iš 2, tai reiškia kart pi iš 2. Ir dabar ką čia sako, plus pi k. Rašau plus pi k. Tada vis tiek atsikratau to ketvertuko, tai reiškia kart 1/4. Ir man gausis x yra lygu minus vienetas katuoju kart pi iš 8 plus pi k iš 4. Va dar kokį galiu parašyti, tokį guzą. Ir man ir šitą turėtų užskaityti, einam pasižiūrėti. Biškutį jie skiriasi tarpusavyje, ne? Biškutį skiriasi tarpusavyje, bet iš tikrųjų reiškia tą patį, čia kaip trupmenos reiškia tą patį. Ai, žiūrėkit, abi versijas ir užrašė. Aš jas abi gavau. Abi ir užrašė versijas. Reiškia, jums nereikia žinoti tos pagrindinės tikslios reikšmės. Jo, viskas gerai reiškia. Abi užrašė versijas x lygu va šitam arba per formulę. Biškutį skiriasi, bet reiškia tą patį, reiškia netims taškų už nei vieną. Labai gerai. Ir kas dar mums liko? Išspręsk lygtį, išspręstinė lygybė f išvestinė nuo x yra daugiau už minus 8. Už 3 taškus. 14. Jo, tikrai ir ką veikti, bet mes rinkom jau labai didžiąją dalį taškų, mes labai daug rinkom. F išvestinė nuo x, aš aišku, kad pasiimu šitą daiktą, ne? Aišku, šitą pasiimu, ne kažkokį tai ten tą gremėsdą. F nuo x yra šitas daiktas. Mokinomės aną pamoką, kad, neatsimenu, sinuso išvestinė yra kosinus x ar minus kosinus x, vat šito tai neatsimenu. Žiūrodojim, išvestinis. Sinuso yra kosinusas. Va. Ir dabar aš jūs mokinau, va, sudėtinės išvestinės formulės, bet ji labai tokia keista.
atsinešu šitą vietą. Va. 3 taškai. Šitų 3 taškų aš noriu. Aš noriu, nes matau pažįstamus dalykus. Visų pirma, pirmas. Paskaičiuok f išvestinę nuo x. Čia nieko nereiškia. Minus sinus x. Dabar f išvestinė nuo x yra. Aš jums sakiau aną pamoką. Tu skaičiuoji bendros funkcijos šitą kaip visa, o paskui sudaugini iš vidinės. Vidiniai. Visos išvestiniai, vidiniai išvestiniai. Tai reiškia minus kosinus 4x. Panaudojau šitą ir dauginu iš vidinės, o pas mane viduje yra 4x. Viduje yra 4x. Tai dauginu iš 4x išvestinės, kas yra tiesiog 4. Jau aną pamoką aš jums šitą aiškinau. Kart 4. Kas man gaunasi? Galutinė versija minus 4 kosinus 4x. Va, kas man gaunasi. Čia yra mano išvestiniai. Dabar sako, tu išvestinė daugiau už minus 8. Antras. Minus 4 kosinus 4x daugiau už minus 8. Ką mes sutarim? Nuo kosinuso tu visko atsikratai. Atsikratai. Padalini iš minus 4. Tik tada pradedi mąstyti, ne? Kosinus 4x daugiau už 2. Viskas man spręs nebereikia. Kas supranta, tas čia sustos spręst, nes pažįsta grafiką. Einam pažinti grafikus. Aiškinau grafiškai daugą. Čia yra kosinus x grafikas. O kosinus 4x grafikas tiesiog tankiai banguos. Bet jis banguos vis tiek tarp vienetų ir minus vienetų. Tarp vienetų ir minus vienetų. Tarp vienetų ir minus vienetų. Tai aš čia grafiškai įsivaizduodamas, kosinuso 4x grafikas visgi yra toks tankus grafikėlis. Tarp vienetų ir minus vienetų. O vat dvejetų grafikas kažkur virš, čia dvejetų grafikas. Manęs klausia, kada kosinuso grafikas yra daugiau nei 2? Tai niekada. Atsakymas yra tuščiaibė. Bet neturėjo pasikeisti, kai dalini iš minuso ženklus nelygybės į kitą pusę. Ups, turėjau. Tai tada visi atsakymai. Palaukit. Aš viską gerai padariau. Jo, tada rašau x priklauso realių skaičių aibei. Man klausia, kada kosinusas 4x mažiau už 2. Aš viską gerai padariau. Tada jau rašau realių skaičių aibei. Einu žiūrėti atsakymus, matote, jau aš viskas, jau mano smegenys iškaista. Gerai, Viltė, tu čia pasakei man. Aha, jo. Aš dar kartą jums įrodžiau, kad aš nieko nesu įsisprendęs. Tiesiog grybauju, paprastai žmogiškai grybauju. Taip, Viltė, geras pastebėjimas, kad aš nepakeičiau ženklų. Bet aš jums parodžiau dvi versijas. Jeigu manęs klausia daugiau, niekada. Jei man klausia mažiau už 2, visada kosinusas banguos tarp minus vienetų ir vienetų. Atsakymas yra nuo minus iki plius begalės arba realių skaičių aibei. Grafiškai, kai suprantu, tai toliau matau už visus kitus. Grafiškai, kai suprantu. Jūs skiriat, aš jau jums aiškinau, ne? 4 sinus x grafikas, tai banguos tarp 4 ir minus 4, tarp minus 4 ir 4, bet sinus 4x, tai tik tiesiog sutankėja tas, labai stipriai sutankėja. Viskas, čia vos ne 2 valandas užtrukom, bet aš sakyčiau, kad jos labai naudingos. Taip, aš prigrybau tokiuose žioplose vietose, prižioplinau, liko keletas uždavinių, dabar aš jums atsiųsiu instrukciją tiem keletui uždavinių, bet dabar kiek mes taškų prarandam, jeigu mes jų neįsprendžiam, tarkim, nes aš net nestikiu, kad ten jau 100, kas čia 100 gali rinkti šiais laikais. Šitą aš tikiu, kad jūs galite spręsti 3 taškus imti, nes yra formulė 18. Šitie visada būna kosminiai, iš anos pusės grįžk į šituos surask, iš anos pusės. Tai yra sunkus uždavinys. Aš su tokia galva iš užtą tikrai negaliu dabar. Dabar jeigu pradėčiau šitus daryti, tai čia reiktų dar valandų šitos nagrinėti gal kažkiek. Ir tada čia paskutinis, ne, uždavinys. Visiškai paskutinis uždavinys. Tiesiog pasižiūrim. Dar į šitą pasižiūrim, ne, pirmą. Kažką pagrįst, sako, tai mažu lengva, ne? Mažu lengva.
Paskutiniai dažniausiai nieks nepildo, aš šiam 7% nieks nepildo, bet jūs vis tiek kažką darykit, čia dažniausiai su tokiom erdvinėm figūrom užtenka Pitagoro teoremos ar dar kažko tai, ane? Pasižiūrim. SO, SM ir SB ilgiai atitinkamai yra geometrinės progresijos kažkokie nariai. Einu SO, SM biškai didesnį ir SB dar didesnį. Taip ir surašau SO, SM, SB. Tarkim, yra pirmą vadinsiu X, o antras bus X kart Q. Trečias bus X kart Q kvadratu. Nes taip ir veikia geometrinė progresija. Susirašiau. Dabar, ko manęs prašo? Parodyk, pagrįskite, kad sinus SBO trikampį, aš gal nusipiešiu, ne? Aš nusipiešiu. SBO. Kai mes eisim į šitas temas, aš jūs mokinsiu viską įsibraižyti. Vėlgi, čia naudingus kaip ir dalykų šneku, dabar nors pavargęs. SBO, aš viską jūs mokinsiu išsibraižyti. SBO trikampį, susistatom, ką turim. SO gal turim X. SM, SB turim X kart Q kvadratu. O SO, čia SO. Čia B turėjo būti raidė, matot kaip grybauja. SO bus X, oi, ne ten padėjau, bet man daugiau ir nereikia, žiūrėkit, šito kampo man prašo sinuso, šito kampo sinusu. Šito kampo galiu vadinti, suprantate, kad sinusas yra prieš šitą sudalinį su šitu. Viskas čia pasibaigė, mano visas veiksmas, bet lentelę susidaryti ir buvo esmė. Tai reiškia, sinusas gal pavadinsiu alfa. Sinusas alfa yra SO sudalinsi su SB. Kadangi viskas raštu, tai gal ten tokį pateikite, ne? X padalinta iš X kart Q kvadratu. X išsiprastina, lieka 1 iš Q kvadratu. Tai reiškia, aš gavau 2 taškus už tai, kad už nieką realiai. Realiai tai už nieką. Ne tai, kad už nieką, bet šitas supratimas yra labai didelis. Labai didelis šis supratimas. Pirmieji 3 geometrijos progresijos nariai. Pirmas skaičius X, tai antras yra X kart Q. Aha, pasižiūrim, kaip mums sakė toj sistemoje. Jei pirmas SO yra B1, tai kitas bus B1 kart Q. Tas pats. Aš B1 pavadinau X. Todėl viskas mes 2 taškus turim. Manau, kad už tą lentelę per X duos taškus. Viskas šiandien tiek, labai ilgai užtrukom. Tikrai naudinga pamoka, tikrai naudinga, galinga pamoka ir mes tokių darysim dažniau. Iki kito karto, ate. Ačiū viso. Viso gero.